Todėl kitokią nuomonę negu šadžius turintys žmonės kviečiami pareikšti savo poziciją atvykdami į mitingą. Tai padaryti ypač raginamas jaunimas, nes juos dar nespėjusius atsistoti ant kojų iškart užguls dviguba našta ir būsto kreditai ir nauji mokesčiai. Aš manau, kad į mitingą svarbiausia atvykti yra todėl, nes mes giname savo pačią vieną iš pagrindinių konstitucinių teisių, tai teisė į būstą. Ir Lietuvoje beveik 90% žmonių turi nekilnojamąjį turtą, turi savo namus. Tai iš esmės čia yra pats vienas jautriausių klausimų ir mes privalome apginti savo būstą. Tai ir kadangi aš vedu ir pats ir jaunimo naujienas ir visada skatinu jaunus žmonės būti aktyviems, politiškai aktyviems, tai šis klausimas ypač turėtų būti aktualus jaunam žmogui, nes mes visi jauni žmonės kūrėme šeimas, mes norime kažkur tai sukūrę šeimą gyventi iš esmės. Tai čia ir svarbus klausimas visiems Lietuvos žmonėms ir ypač jaunimui. Ir aš, kadangi pats esu teisininkas, visada noriu, kad gintis teisinėmis priemonėmis. Ir manau, kad tai tikrai yra įmanoma, todėl manau, kad svarbu išreikšti savo pilietinę poziciją, taikiai pakviesti valdžią į dialogą ir taip pabandyti pasiekti savo tikslus. Nes mes matėme iš vienos profesorės, kaip viešojoje erdvėje ji pasisakė, kad ten susirinks penktos kolonos atstovai, žodžiu, kad čia yra mitingas antidemokratinis, kaip apskritai mitingas gali būti antidemokratinis, tai yra prie žmogaus teisės ir panašiai. Tai vien tai verta vien todėl atvykti, kad paneigti tokią absurdišką nuomonę.